Labadiena, paskutinę savaitės dieną kviečiame pasiklausyti svarbiausių jos įvykių. Na ir žinoma, šiandien spalio 5-ąją sveikiname visus mokytojus jų profesinės šventės mokytojų dienos proga. Taigi kitos naujienos. Trečiadienį Energetikos ministerija pranešė, jog Lietuva nusprendė inicijuoti ieškinį prieš Rusijos dujų koncerną Gazprom Stokholmo arbitraže ir paprašė vartotojams grąžinti iki 5 milijardų litų permoką už rusiškas dujas, esą neteisinga kaina tiektas Lietuvai pastaruosius 8 metus. Energetikos ministerijos teigimu pagal viešas privatizavimo sąlygas ir 2004 metų Lietuvos dujų privatizavimo sutartį Gazprom įsipareigojo tiekti gamtinas dujas į Lietuvą teisingomis kainomis ir pagal dujų kainų formulę. Tačiau minėtų laikotarpių tiekiamų dujų kaina ženkliai padidėjo, esą dėl dujų kainos formulės pakeitimų, kurie buvo padaryti pažeidžiant privatizavimo sutarties sąlygas. Šalies gyventojai, nežinantis, kurioje apylinkėje per artėjančius Seimo rinkimus jiems reiks balsuoti, tai galės sužinoti internete. Nauja Vyriausiosios rinkimų komisijos ir registrų centro paslauga rinkimo apylinkės internetinėme žemėlapyje suteiks galimybę sužinoti, kokiai rinkimo apylinkei yra priskirtas asmens gyvenamosios vietos adresas, nuo ši paslauga pasiekiama registrų centro ar Vyriausiosios rinkimų komisijos internetinėme puslapyje. Žemėlapis jis yra turbūt visiems gana žinomas. Galima surasti tą vietą, kuriame rinkėjas gyvena. Tai čia iki šiol irgi puikiausia tai galima buvo padaryti, bet taip pat galima surasti ir rinkimo apylinkę, kurioje rinkėjas turi balsuoti, kurioje yra įrašytas į rinkėjų sąrašas. Aišku, kad tas toliau projektas gali būti vystymas tam, kad racionaliau išdėstyti rinkimų apylinkių adresus. Mes dabar matom, kad kai kuriuose savivaldybėse dar tikrai reikėtų nemažai pasidarbuoti, kad rinkėjai būtų pati artimiausia rinkimų apylinkė priskirta. Taip pat primename, jog tiesioginės Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių transliacijas gyventojai gali stebėti internetu, o nuo šio rugsėjo tai galima daryti naudojantis planšetiniais kompiuteriais bei išmaniaisiais telefonais. Taip pat šią savaitę Radviliškyje darbą pradėjo Sodros informacijos centras, teikiantis konsultacijas visiems Lietuvos gyventojams ir draudėjams. Visą informaciją apie socialinio draudimo pensijas, pašalpas, įmokas ir Sodros elektroninės paslaugas bus galima sužinoti vienu trumpuoju numeriu 1883. Iki šiol konsultacijas teikdavo visi Sodros valdybos ir teritorinių skyrių specialistai keliomis dešimtimis skirtingų numerių. Dėl to skambinantys asmenys ne visada iš karto rasdavo reikiamą darbuotoją, kuris greitai atsakytų į rūpimą klausimą. Dabar skambinant trumpuoju numeriu 1883 bus galima iš karto pasirinkti dominančią temą ir taip susisiekti su konkrečios srities konsultantu. Šią savaitę į sostinę grįžo oranžiniai dviračiai. Savaitės pradžioje Vilniaus meras Artūras Zuokas pristatė 2013 metais pradedamą diegti miesto dviračių nuomos sistemą bei pačius dviračius. Iš viso sostinėje veiks 36 oranžinių dviračių nuomos punktai su 300 dviračių. Tai yra visiškai kitos kartos dviračių sistema. Jis yra saugi, antivandalinė ir jeigu jau šiuo metu Europoje 47 000 tokių dviračių važinėja, tai yra tikrai patikrinti daugelį Europos didžiųjų miestų. Ir aišku, šita sistema yra visiškai skirtinga nuo 2001 metų. 2001 metų projektas galbūt buvo toks naivus, su dideliu pasitikėjimu, bet šiandien aišku, ši sistema, kur yra įdiegta, jinai ir prižiūrės, kas ima, nes galėsite pasiimti dviratį tik su kreditinė kortelė arba su specialiai adaptuota Vilniečio kortelė, taigi kiekvienas dviračio paėmimas bus identifikuotas su konkrečiu asmeniu. Tarybai ruošiame teikti projektą, kad 1 valanda kainuos nieko, tai yra 0. 1 valandą jūs galėsite pasiimti ir važiuoti iš vienos vietos į kitą nieko nemokėdami, o 2 valanda kainuos 10 litų, 3 valanda 15 litų. Minint 20-asias Lietuvos konstitucijos metinės, ketvirtadienį mūsų šalyje vyko Teisingumo ministerijos organizuojamas konstitucijos egzamino pirmasis etapas. Iš ankstinės registracijos duomenimis šiemet egzaminą laikė apie 45 000 gyventojų.
Kaip ir kasmet, norintiesiems išbandyti jėgas ir siekti aukščiausio įvertinimo, duris atvėrė šalies savivaldybės. Taip pat egzaminas vyko ir Lietuvos mokyklose, laisvės atėmimo įstaigose, internetu. Šiemet prie pilietinės akcijos prisijungė ir 15 Lietuvos aukštųjų mokyklų. Pirmojo etapo dalyviai teisingai atsakė į nemažiau kaip 25 testo klausimus iš 30 turės teisę dalyvauti antrajame konstitucijos egzamino etape, kuris vyks spalio 18 dieną. Laimėtojai bus apdovanoti spalio 25 prezidentūroje. Sportas. Tarptautinės futbolo federacijų asociacijos pasaulio rinktinių reitinge Lietuva su 311 skaitinių taškų iš 116 vietos pakilo į 110-ąją. Lietuvos komanda klasifikacijoje lenkė dvi varžoves 2014 metų pasaulio futbolo čempionato Europos zonos atrankos grupėje – Latvijos ir Lichtenšteino komandas. FIFA reitinge pirmauja Europos čempionės titulą apgynusi Ispanijos komanda, lenkianti planetos pirmenybių bronzos medalininkus Vokietijos futbolininkus bei trečią poziciją pakilusią Portugaliją. Nuo ketvirtadienį Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Lietuvos sportininkus ir jų trenerius 2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose laimėjusius aukščiausius apdovanojimus. Olimpinės čempionės plaukikės Rūtos Meilutytės treneriui Džonui Rudui buvo įteiktas ordino už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius, o ordino už nuopelnus Lietuvai karininko kryžiumi apdovanotas 2012 m. Londono olimpiados graikų romėnų imtynių turnyro bronzos medalininkas Aleksandras Kazakevičius. Šalies vadovai padėkojo sportininkams, kurie pasak jos atstovaudami Lietuvai aukso raidėmis įrašo jos vardą į viso pasaulio sporto istoriją ir palinkėjo jiems toliau siekti skambių pergalių garsinančių mūsų šalį visame pasaulyje. O dabar, kokius orus žada mums sinoptikai savaitgalį? Rytoj naktį vietomis net labai intensyviai palis, temperatūra kris iki 6-9 laipsnių šilumos, jau naktį jums pūsti gūsingas vėjas, vietomis iki 26 metrų per sekundę. Dieną temperatūra sieks iki 13 laipsnių šilumos, sekmadienį palis, vėjas kiek silpnės, naktį temperatūra svyruos nuo 6 iki 8 laipsnių, o dieną iki 10 laipsnių šilumos. Nuo artėjant savaitgalį Vilniuje rengiama išties nemažai pramogų. Štai šiandien ir rytoj visi kviečiami mėgautis rudens gėrybėmis parodoje Mugėje Sodo Kraitė. Vilniaus mokytojų namų organizuojamas renginys šiemet išsiskirs ne vien čia eksponuojamais parduodamais augalais ar jų vaisiais, bet ir gražia kaimiškų gyvulių ekspozicija. Paroda Kaimas mieste bei šventės dienas kleketuos mokytojų namų kiemelyje. Čia miesto vaikai turės unikalią progą išvysti vištų, gaidžių, žąsų, triušių bei kitų naminių gyvūnėlių, o parodos metu gyvūnų globos organizacija Lesė kvies atnešti rastų beglobių gyvūnėlių, o norintys juos galės pasiimti savo globon. Taigi gražių renginių savaitgalį išties nemažai, tad belieka palinkėti puikių akimirkų ir gero poilsio. O mes atsisveikiname ir susitiksime kaip įprastai kitą savaitę. Sudie.